Labas rytas. Su jumis sveikinuosi aš, Deivis Norvilas, ir informatyvi laida Metas veikti. Karas tai ne tik ginklai ir sprogimai. Pasižiūrėkime, kaip galime prisidėti kiekvienas iš mūsų, net jei esame skirtingų profesijų ar amžiaus žmonės. Kaip galime padėti vieni kitiems, kai to labiausiai reikia. Dažnai kalbėdami apie karą mes galvojam, kad karas prasideda tą pačią akimirką, o tiesiog miegam ir staiga viskas aplinkui dega, sproginėja ir šauda. Tačiau taip nėra. Visų pirma, mes turim pažiūrėti ir į valstybės saugumo užtikrinimo elementus. Pats svarbiausias tai yra be abejo žvalgyba. Be žvalgybos mes nieko nepadarysim. Be žvalgybos taip ir bus, atsibundam nuo sprogimų. Tai visų pirma, tai yra žvalgyba praneša, kad yra ruošimasi kažkam tai. Tada valstybės institucijos įsijungia, kariuomenė, vidaus saugumo tarnyba ir panašiai įsijungia, prasideda pasiruošimui. Tada prasideda be abejo ir šalis agresorė turi ir nuteikti savo piliečius, kodėl jie turi pulti mus. Tai vėlgi, tai ir prasideda informacinė ataka. Ir tada be abejo kaupimasis kažkokiu tai dalinių prie sienos. Nes paprastai, jeigu mes tai pažiūrėsim, dauguma karų prasideda po kažkokiu tai mokymu, kurie buvo šalia. Nes per mokymus tu geriausiai parengia dalinius, juos aprūpini ir jie gali iš eigos pradėti puolimą. Tai maždaug taip ir bus. Jeigu netgi pažiūrėsim į karą Ukrainoje, kaip jis prasidėjo, tas pilno masto, tai nebuvo taip, kad per vieną akimirką. Aš pats išskridau iš Kijevo dieną prieš karą, tai jau tada Borispolio oro uostas atrodė kaip evakuacinė zona. Daug šeimų su mažais vaikais, su lagaminais, kurie bando išvykti iš Kijevo. Taip pat ir ambasados buvo perspėjusios Kijevo arba Ukrainos vyriausybė ir prezidentą, kad planuojamas puolimas. Taigi mes matėm tą pasirašymą prieš tai. Todėl galvoti, kad mes dabar miegam ir už valandas kažkas tai prasidės mums nežinos, ne, taip nebus. Karas Ukrainoje parodo mums tik vieną dalyką, kad karai niekur nesitraukia. Taip kaip buvo praeityje karai, taip ir bus ir ateityje. Nors taip skamba baugiai, tikiuosi tai aplenks mūsų, tačiau tai yra normaliai žmonijos civilizacijos vystymo etapas, karai. Tai kalbant apie karą Ukrainoje, tai mes irgi taip pat turime suvokti, kad Rusija irgi niekur nesitraukia. Kaip jinai buvo prieš 100 metų, arba prieš 50 metų, arba prieš 10 metų, tokia pat agresyvi jinai ir liko. Todėl mes niekada negalime atsipalaiduoti. Lietuva vis dėlto nėra kažkoks tai laivas, kuris gali nuplaukti toliau nuo Rusijos. Mes visą laiką čia gyvenam ir gyvensime. Tai ką mes turime išmokti, tai tiesiog išmokti saugiai gyventi ir išmokti ginti savo valstybę, tam, kad ne tai, kad ginti jau valstybės viduje, bet gintis taip, kad priešas net neateitų iki mūsų sienų. Patriotiškumas, aš stebiu tą patriotiškumą nuo Sąjūdžio mitingo. Iš tikrųjų, nuo 89 metų tokie buvo perkritimai. Buvo Sąjūdis, daug kas tada su vėliavom vaikščiojom, ten Gedimino stulpais, su vyčiais, saktimis, kokie 92-93 metai, po to truputėlį krito. Tada žmonėm pradėjo rūpėti daugiau gyvenimas, kaip gyventi, kaip pinigų užsidirbti, nes algos buvo mažos, buvo visai kiti prioritetai. Tų patriotų, kurie buvo grįžę, politiniai kaliniai, tremtiniai, partizanai, buvo tokie tarsi truputėlį pastumti iš šono, tokie, čia patriotas toks, čia nebuvo mada būti patriotu. Sakyčiau, 2014 metai yra tie metai, kada patriotizmas pradėjo kilti. Ir dabar 22 metai ir dabar patriotizmas yra tikrai ant bangos. Nes, kaip pavyzdys, nepavyko mums per daugiau nei 30 metų mokyklose kažkokį patriotizmo paskaitas įvairiausias įdiegti. O dabar Šaulių sąjunga atsakinga yra už pilietinės gynybos įgūdžių kursą 3 dienų, kur mes ir praktiškai, ir teoriškai vedame devintokams užsiėmimus. Ir jau kitais mokslo metais išeisim 100% apimti. Aiškiai visi praeis tą rengimą. Anksčiau to nebuvo galima įgyvendinti, būdavo tik tai nueini, pašneki, galvą palinksi, darysim, po to reikia įgyvendinti, kažkaip tai nepavyksta. Pilietinio pasipriešinimo kursai įvairiausiai, irgi visuomeniai, komendatūros. Tai yra daug dalykų, aš matau, kad dabar pradedam daryti, ruoštis taikos metu, kad žmonės žinotų, kur jo yra vieta. Nes jeigu tu nežinai, kur tavo vieta, tada visada tokia, pristinga tada pasitikėjimu.
Tu galvoji, ką dabar aš čia nuveisiu, 5 ryto kažkas nutiks, tai kur ką aš darysiu. Tai kiekvienas turi žinoti savo vietą, rasti, nes sėkmės trikampis yra toks, kad turi žinoti vietą gynybinėje architektūroje. Jeigu, pavyzdžiui, esi Šaulių sąjungos narys, tai yra įvairiausių padalinių, tu žinai, prie kokio tu padalinio esi priskirtas, jau dabar pratybose tu pažįsti Krašto apsaugos ministerijos pareigūnus, kariuomenės, irgi karius, policininkus, ugniagesius pažįsti, pasieniečius, sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojus, kartu vykdė įvairias užduotis, mes vieni kitų žinome, aiškiai, jau galim prie kažkokio plano prisišlieti. Bet kitose labai svarbus dalykas yra įgūdžiai. Įgūdžiai, tai tu turi vaikščioti užsiėmimus, paprasčiausiai nepraleidinėti užsiėmimų, nes jeigu tu nepraeisi tam tikrų kursų, pavyzdžiui, tai reikia specializuotų kursų, pavyzdžiui, patruliuoti su policija, pasieniečių, reikia žinoti, kaip uždėti antrankius, kaip naudoti specialiasias priemonės, pistoletą ir taip toliau, kad neviršytum vadinosios ginties ribų ir panašiai. Su kariuomenė pratybose vėlgi yra visai kiti įgūdžiai. Su jūrų pajėgom vienų įgūdžių reikia, su spec pajėgom kiti įgūdžiai reikalingi. Tada reikalingos yra priemonės. Tai kiek dalį priemonių mes nuperkame, dalį priemonių patys susiperka šauliai, tada tas priemonės kartu sudėjus, tada tu gauni pasitikėjimą. Tai turi galvoje planą, turi įgūdžius, turi priemonės, seifėje stovi tavo ginklas, tada atsiranda pasitikėjimas savo jėgomis, asmeninėmis savo jėgomis, vadovybė. Tada kurio vadų tiki, skiriaus vadų tiki, su kuriais treniravaisi, nes tu jauti, kad jisai suvadovausi ir karo metu, jeigu kažkas ten nutiks. Ir tada apskritai valstybė. Iškas dėl tokios valstybės galime žūti ir žudyti. Aš esu blogas socialinis psichologas ir psichiatras, tačiau vėlgi nėra visuomenė tokia monolitinė, visą laiką atsiras kažkas tai. Kažkas tai Sovietų sąjungoje per okupaciją užėmė labai kažkokias geras pareigas, o dabar jis tiesiog nevykėlis, nes jis nesugeba pats savo galva gyventi. Kitiems tėvai pripasakojo, kaip fainai buvo gyventi Sovietų sąjungai, bet man tokiems žmonėms dažniausiai būna vienas klausimas: su kuo jūs valėtės užpakalį per okupaciją? Ir aš jums pasakysiu, galiu atsakyti iš karto, kad tai tikrai ne tualetinių popierių, kada va taip pasako, kaip gerai mes gyvenam Sovietų sąjungoje, su kuo tu valėjai užpakalį tada. Tai, bet tokiems žmonėms paprastai, kaip dabar mes vadinam vatą, iš tikrųjų argumentai jos neveikia. Tiesiog jie yra dalis visuomenės. Pats pagrindinis mano galvoje elementas, kad jie netaptų dominuojančią daugumą. Mes turime valdyti mūsų gyvenimus, ne jie turi ateiti ir mums pasakoti, kaip mes turime gyventi, ne jie mums turi sakyti, kad va, kaip praeityje gerai gyvenam. Ne velnio, aš noriu gyventi ateityje, aš praeityje jau gyvenau, aš ten gimiau, aš ten užaugau, aš žinau, manęs neišdursi. Lietuvoje mes kalbame apie visuotinę gynybą ir kiekvienas Lietuvos pilietis turi teisę ginti savo valstybę ir ją nebūtinai reikia ginti su šautuvu. Tie laikai, kada buvo reikalingas 100 000 karių su muškietomis mūšio lauke, jie praėjo. Tos didelių masių kolonų laikai, jie jau yra istorija. Bet dabar kiekvienas pilietis gali prisidėti tiek prie ginkluotos gynybos, tai yra būti apmokytas gauti ginklą ir integruotas į valstybės gynybą, tiek jisai gali prisidėti kitais būdais, suteikdamas pagalbą, medicininę pagalbą, jeigu turi atitinkamų įgūdžių. Jisai gali vairuoti automobilį, jisai gali padėti valyti griuvėsius, jeigu tokių bus, jisai gali padėti, ką mes matėme vėlgi karo Ukrainoje pradžioje, kada pasipylė tas pabėgėlių srautas. Daugybė žmonių įsijungė į tą procesą pagalbos, vieni tvarkė patalpas, kurias skyrė savivaldybės, kiti rūpinosi vandeniu, karštų maistu. Tiesiog buvo gražu pažiūrėti ir bet kas, absoliučiai bet kas gali rasti savo vietą, tik labai būtų gerai tos vietos pasiieškoti jau iš anksto, įgyti kažkokius įgūdžius. Šiandien mes turime be Lietuvos Šaulių sąjungos, kuri tikrai yra vienintelė tokia didelė organizacija, atsakinga už labai daug funkcijų valstybėje, galinti paremti valstybę ir visuomenę daugelį sričių. Mes turim dabar galimybę jungtis prie komendantūrų. Tai vėlgi yra, sakykime, tokia tarnyba su ginklu, kur reikalingi tam tikri įgūdžiai, bet lygiai taip pat reikės pagalbos ir
savivaldybių administracijom. Ir mane maloniai nustebino ir patiko, kada aš sulaukiau skambučių. Žmonės skambino ir klausė, kaip galėtume prisidėti prie pagalbos ukrainiečiams. Aš turiu mikroautobusą, gal galėčiau pavežti, aš turiu patalpas, gal galėčiau pavežti. Ir aišku, buvo galima tuos žmonės vėlgi nukreipti į nevyriausybinės organizacijas, nes taip pat susikūrė Lietuvoje organizacijos, kurios puikiai pasirūpino didžiulę masę ukrainiečių, jų apgyvendinimu, jų aprūpinimu. Tai buvo galima nukreipti tuos žmonės ir aš matau, kad pandemija Lietuvoje paliko ir gerą tokį pėdsaką. Mes išmokome rūpintis vieni kitais ir mes išmokome bendradarbiauti. Tai, kas Lietuvoje atrodė neįmanoma, tai karo Ukrainos pradžioje pasirodė, kad jau mes net ir turime tam tikras struktūras, turime žmonės, kurie gali inicijuoti projektus ir turime žmonės, kurie gali prisijungti ir vykdyti tuos projektus. Tai kiekvienas tikrai yra savo vietą, tai reikia sekti informaciją ir pagalvoti, kur aš labiausiai galėčiau padėti. Ir visiems rekomenduočiau skirti truputėlį savo laiko, gal įsigyti kažkokiems įgūdžiams, kurie gali praversti ir jums, ir jūsų šeimai, ne tik karo atveju. Tikrai visiškai bet kada tame kasdienėme gyvenime, pavyzdžiui, galimybėj suteikti medicininę pagalbą, galbūt tai kažkada išgelbės gyvybę, ar padės apsisaugoti nuo sunkesnių sveikatos sutrikimų jūsų artimiausiems asmenims arba jūsų kaimynams. Patys svarbiausi, mano galva, žingsniai, kurie vestų prie valstybės apginamumo ir saugumo, tai visų pirma, aš manau, tai yra bendruomenė arba visuomenė. Tai vis dėlto turi būti brandi visuomenė, nes niekas nepuola stipraus. Ir kuo mes būsime viduje labiau susitelkę, labiau vakarietiški, labiau patriotiški, mano galva, tai bus sunkiau apskritai ir galvoti kažką tai daryti. Nes pavyzdžiui, paimkime tą patį Singapūrą, kuris yra labai nedidelis ir aplinkui iš tikrųjų netrūksta iššūkių. Tačiau niekas net negalvoja pulti Singapūrą ir dėl kelių priežasčių. Visų pirma, tai yra ir susitelkusi visuomenė. Antra, tai yra labai išsivyščiusi šalis, kurios, jeigu kas nors palies, tai turbūt planetos visas subirės finansų sektorius. Tai irgi čia vienas iš tokių dalykų. Todėl mano galva pats pamatinis dalykas tai yra, kad būtų brandi visuomenė, kad mes iš tikrųjų būtumėm savo valstybės piliečiai, kad mes iš tikrųjų vienas kitą palaikytumėm ir iš tikrųjų brandžiai ir vakarietiškai mąstytumėm. Visada lengva kažką tai pamokyti, kad kažko tai trūksta, kažką tai reikia padaryti, kažką tai datemti, bet tiesa ta, kad niekada nebus idealių sąlygų. Svarbiausia, kad ta kritinė masė žmonių būtų pilietiška ir būtų visuomeniška, o tai, kad kažkod pavieni asmenys ar grupė žmonių, tai visur ir visada buvo, yra ir bus. Tiesiog reikia prie to priprasti, bet to mes nesam kažkokie mankurtai, kurie vienodai mąsto, mes esam tiesiog visuomenė su savo mintimis, tačiau bendras branduolys, kad mes turim vis dėlto galvoti pilietiškai, tai turi išlikti. Turėjimas ginklo tai ne tik tai, kad tu turi ginklą. Turėjimas ginklo tai yra taip pat ir kursai, kaip naudotis ginklais. Arba dar tiksliau, kaip nesinaudoti jais. Nes jeigu mes prisiminsim karą pradžioje Ukrainoje, tai buvo labai daug dalinama šautuvų, automatinių šautuvų. Bet mes labai mažai kas girdėjo, kad buvo dalinami tie šautuvai ir daug žmonių tiesiog nusišovė su jais. Nes jie tiesiog nežinojo arba nušovė kiti, nes nežinojo, kaip elgtis. Tai ginklų naudojimo taisyklės žinoti labai svarbu. Ir nebūtinai, kad tai bus karas, badas, maras ar dar kažkas. Tiesiog žinoti taisyklės, kaip naudotis ginklu yra sveikas dalykas. Ir žinoti tai, aš manau, būtina. Mano patarimai žiūrovui, kuris nežino, ką daryti, tiesiog paprastas, nesiparink. Jeigu tu nori kažkaip patobulėti, kažką tai padaryti, daryk. Jeigu tu negali to nedaryti, nedaryk, arba tiksliau netrukdyk kitiems daryti tai. Todėl pats pagrindinis dalykas, tiesiog nesiparinkiam, nesinervokiam ir dar svarbus dalykas, sveikai maitinkimės. Bet jeigu taip rimtai kalbant, tai jeigu tu gali kažkaip tai prisidėti prie apginamumo, prie saugumo, be abejo prisidėk. Tapk Šaulių sąjungos narių, galbūt tu pakankamai sveikas ir stiprus eiti į kariuomenę, krašto apsaugos savanorių pajėgos, į reguliarią kariuomenę. Galbūt tu tiesiog gali būti savanoris, kuris padeda medikams arba policijai. Tiesiog būk visuomeniškas. Prisidėk kažkaip tai prie
valstybės, nes, jeigu mes visą laiką galvosim, kad kažkas ateis, mumis pasirūpins, ne. Tiesiog mes turime rūpintis savimi ir tiesiog turime rūpintis savo artimaisiais ir kaimynais. Pats stipriausias ginklas mes galim pažiūrėti į Antrą pasaulinį karą - Šveicarija. Niekas jos neužpuolė. Mes visą laiką kalbam apie geležį, apie tankus, patrankas. Ne tai yra pats stipriausias ginklas ir ne branduolinis ginklas pats stipriausias. Šveicarijos nepuolė dėl paprastų priežasčių. Pirma, grįžtant prie to, bendruomenė susitelkusi ir stipri. Antra, finansinis centras. Niekas nenorėjo sugriauti finansinį centrą, nes tada būtų kolapsas. Todėl aš ir Lietuvą linkiu, kad mes būtumėm stiprus ir naudingi visam pasauliu, tam, kad mūsų niekas nenorėtų pulti, nes kitu atveju viskas subirėtų. Grįžtu prie Singapūro. Tai buvo antiek vargana, pelkėta, dvokiantis, mirdanti vieta, kuri tapo pasaulio finansų centru. Todėl aš manau, kad mums tiesiog reikia atsikratyti savo provincialumo, atsikratyti savo bejėgiškumo, tiesiog imti ir padaryti. Be abejo, kad tai įmanoma. Ir pasaulyje yra aibė tokių pavyzdžių. Jungtinės Amerikos valstijos prieš daugiau negu 200 metų. Tai buvo visiška nesąmonė. Žmonės šaudydavo žmonės, kažkas tai buvo kasdavo, visiškai laukinė žemė buvo. Kas dabar? Tai yra progreso variklis. Todėl, kada mes sakom, mes to negalime, ne, tu kalbėk tik tai už save, tu negali, mes galime. Tai Dariau, mūsų laida vadinasi Metas veikti, tai tamsta esi tas žmogus, kuris veikia. O, šiek tiek pakalba, nes kiti daugiau kalba. Kas čia yra, Dariau? Čia iš tikrųjų gimė iš tos mano kelionė į visokias šalis, kai tarnavau kariuomenėje, man pasisekė išvykti į Iraką. Aha. Ir ten buvo problema, kad, tu turėjai, būdavo tokias paieškos ir arešto operacijas. Tai buvo tokie žmonės, kurie ten dėdavo visokias pakelės bombas, sprogdindavo mus dar kažkas, tai mums reikėjo juos surasti ir areštuoti. Taip. Bet esmė tai, kad Irakas atrodo kaip kažkokia dykuma, bet taip nėra. Ten daug pelkių, iš tikrųjų, bent jau ten, kur mes buvom. Ir daug yra melioracinių griovių arba yra upelių. Ir kada tu važiuoji, tu turi kirsti tą upelį per tiltą. Taip. Ir buvo taip, kad tu važiuoji sunkiai apsišarvavęs, ten su britiškais pėsnikovos mašinom, britiškom Warrior, jie vikšrinės tokias ir važiuoja labai didelis garsas ir iš toli tave gali išgirsti. Na ir iš to ir išėjo idėja, kad padaryti tai, kas tyliai gali prisėlinti. Tai mes ir pagalvojom, kad reikia padaryti hibridinį, tai yra dizelinis variklis tada, kad tu gali naudoti, o kada tu reikia priartėti prie taikinį, tu važiuoji elektra. Wow. Ir kitas dalykas, pats svarbiausias turbūt, tai jeigu kažkur tai yra pavojus, tai kam siūsti ten žmogų, tai reikia tada tiesiog robotą siunčiam, todėl jis yra distanciniu būdu valdomas, tai jeigu ką jis gali tyliai prisėlinti ir be žmonių, tai jeigu sprogs, tai sprogs bent geležys, geležys, jeigu sprogs, mes galim padaryti dar vieną. Eina sau, jis dizelis ir elektrinis. Dizelis jis yra dėl to, kad yra tokia NATO monofuel filosofija arba vieno kūro filosofija. Taip. Tai yra tas pats kūras, tai yra žybulas, tik niekam nesakykit. Ne, viskas gerai. Tai jo naudojimas ir reaktyviniai lėktuvai, tas pats kūras ir mašinos, ir generatoriai, visa kita. Tai ir mūsų robotukas irgi varomas, gali būti varomas to reaktyviniu kūru. Jo, bet jis ne tik distanciniu gali būti, bet ir normaliai galima vairuoti. Matau 2 pedalai, gazas, stabdis. Visą laiką mes norim, kad robotai atliktų savo darbą, tačiau kada to reikia, kad pavežėtų, tu ir pas turėtum gebėti pavairuoti, tai kartais tau reikia pačiam važiuoti. Nebūtinai tik tai, kad robotukas nuvažiuotų. Todėl mes ir padarėm, kad arba angliškai vadinasi option element, arba gali būti ir žmogaus valdomas. Tai mes ir padarėm taip, kad jeigu reikia, kad ir žmogus važiuotų, taip. O jeigu žmogaus nereikia, jeigu žmogus ilsisi, robotas atliks jo darbą. Istoriškai rodo, kad 3-5% apgina tėvynę. Tai yra čia per mano darytą tyrimą su docentu Jakubausku Klaipėdos universiteto dėstytojų. 3-5% yra tai tiek žmonių, jeigu stoja, o Lietuvoje yra nuo 0,5 praktiškai iki 4% per pastarosius 100 metų stovėję po ginklu ir gynė tėvynę. Pavyzdžiui, nepriklausomybės kovos, tai yra 3%, 53 tūkstančiai ir apgynė tėvynę. Iškis viskas yra įmanoma. Tai yra tam tikras procentas žmonių, kurie turi kovinį geną, kurie
gali kovoti. Taip, kad reikalauti iš visų žmonių, tai yra be šansų. Kiti būna, sako, kad darys kažką, tai neteina, pasyviai neatsako į elektroninį paštą, į skambučius, žada. Taip, kad tie procentai ir turės ateiti, o visiems kitiem linkiu nelikti nuošaly ir padėti. Jeigu mes kalbam apie tai, ar reikia kažką tai daryti, jeigu jūs jaučiate sąmoningumą savyje, kad reikia daryti, be abejo, kad reikia daryti. Tiesiog paimti ir padaryti, nes jau karas vyksta virš 2 metų, jau 3 metai to į pabaigą eis. Ir jeigu mes vis kalbam apie tai, kad reikia veikti, bet mes neveikiam, tada mums ir nereikia veikti. Yra toks vadinamas Pareto dėsnis. 20% visuomenės atlieka 80% viso darbo, o 80% visuomenės 20%. Tai mano galva, jeigu 20% visuomenės atliks 80% darbą, mes jau būsim pasiruošę. Aš nesakau, kad nereikia ruoštis. Be abejo, reikia ruoštis. Bet jeigu tu esi pasiruošęs arba žinai, kad reikia ruoštis, tada ir daryk tai. Nes žmogus, kuris nenori ruoštis, tu jo nepriversi tiesiog. Tu gali ką nori daryti, tu gali jam kiekvieną dieną belstis jo durys ir sakyti, kiek tu makaronų šiandien nusipirkai, jam bus dzin. Esmė tai, kad vėlgi grįžtam prie to, kad svarbiausia, kad visų pirma 20% žmonių galėtų padaryti 80% darbą. Pažinkime savo kaimynus ir šalia esančių žmonės. Vienykimės. Vieni mes galime daug, bet kartu galime kur kas daugiau. Laikykimės kartu. Žinoti, kad esi ne vienas, pati didžiausia motyvacija. Na, o kitoje laidoje kalbėsime apie ginkluotą pasipriešinimą. Ar žmonės turintys ginklus savigynai, medžiokliai ar sportui gali prisidėti prie šalies gynybos? Ar Lietuva turi ką atsiremti? Kitą šeštadienį 8:30 per BTV.